Taigi visi, šiandieną yra antroji diena tripo po Lietuvą. Šiandieną vėl randamės Klaipėdoj ir mūsų šiandien planas šiek tiek pasikeitė. Važiuosime link Šiaulių, bet užsuksime į Naująją Akmenę. Aplankysim, padarysim porą saltų, aplankysime taip pat Kuršėnus ir nuo Kuršėnų važiuosime link Šiaulių ir nuo Šiaulių link Panevėžio. Tai manau tripas nusimato dar vieną dieną, dar kupina nuotykių. Kaip galvoji, kaip seks? Aš manau padarysim taip pat gerai, kaip buvo vakar. Gal net geriau bandysime, nes Gal net geriau, gal. jau šiek tiek būsim apsipratę. Tai vat būtinai užmeskit like ant šito video, pakomentuokit, kurį miestą norėtumėt, kad aplankyčiau, ar kitais metais, ar panašiai. Tie, kurie nori prisidėti prie kanalo, Contribui palieku apačioje. Na ką, važiuojam? Na ką, važiuojam link Naujosios Akmenės. Tai vat tie vaizdai. Rytinis masažas prieš sessionus. Nes kojas jau iš tikro pavakar skauda. Kiekvieną dieną, manau, vis bus sudėtingiau. Tau irgi vairuoti, sakykime, bus tikrai nelengva. Aš manau, kol kas normaliai, o Paskui žiūrėsim, kaip ryt vakare bus. Opa, Red Bulliukas. Važiuojam pro Akmenę į Naująją Akmenę. Pamatysim skirtumą, kuom skiriasi. Net neįsivaizduoju, kuom iš tikrųjų. Atvažiavam į Akmenę, bet ją pravažiuosim, nestosim, važiuojam į Naująją Akmenę. Kebabinės arba yra. Čia prie tos kebabinės turbūt liepėt atvaryti. Kaip ir sakiau, tiesiog atvažiuosim Naująją Akmenę, tai ten sustosim, padarysim ir važiuosim toliau. Nes kad čeką užsidėti. Teoriškai Akmenė jau pabuvom. Nu, mažas miestelis, daug laiko tikrai negalim skirti. Na ką, pirmasis sustojimas degaliniai turėtų čia galbūt kažkokių kitokių gerimukų. Šiaip oras šiandien irgi perfekta, ne toks? Jo, jau nusimato, kad gerai. Taip visai neblogai, bet kaip jaučias, kaip koja, žinau, kad skauda dabar. Na ką, pasiėmiau atsigerti ir riešutukų iššauti. Ką reikia padaryti, čia kokį beką padaryti, nes dar šiandien nieko kaip ir nedariau. Kojas biškį prajudinti. Vat kojas jaučiasi. Atvarėm į Naująją Akmenę. Varom prie šitos bažnyčios Naujosios Akmenės. Ten padarysim kažką. Dar pažiūrėsim Google Mapsą irgi, kur galim vieti, nes daug lokacijų kaip ir nemačiau. Kaip bijau, kad pati pradžia dienos, o kokie triukai pareis, tiek norisi įsivažiuoti, tikrai šiek tiek apšilti. Bambaidenas ar čia minkšta, jo. Tai dabar kur nors susidėsim daiktus, aš apšilsiu. Pradėsim kažką čia labai paprastai pačioj pradžiai, o paskui jau kažkur kažką. Nes buvo mintis tiesiog paliesti Naująją Akmenę, bet kad nebūtų taip, kad visą dieną kažkur. Tokį pasiėmė tarp medžių, atsigulė ir pailsė, išmėgė. Nereik net nakvynės, žinai. Čia labai tokia tvarkinga pieva, ne? Žiūri gražiai atrodo. Čia gal padaryt kažką. O šitoj vietoj, ar ten per trinkelės, nu žodžiu, reikia nuspręsti. Neaišku, kur čia randamės ir daug laiko tikrai neturim. Čia labai gerai atrodo, ne? Nežinau, padaryti triuką. Pusę miestą apeisim tai. Na štai, 1 valandą. Dabar ieškom lokacijų, iš tikrųjų labai daug tų lokacijų negalim ieškoti, nes tiesiog laiko nėra. Norim paliesti Naująją Akmenę, kad buvom čia, nufilmuoti. Tikrai nespėsim labai ilgai čia būti. Tai va, padarysim čia, kad matytus, kad Naujoje Akmenė. Šitas čia laikrodis. Akmenės rajonas savivaldybė. Gerai. Apėjom beveik visą ratą. Spotų kol kas vieną mačiau. Vat ką pastebėjau, Naujoje Akmenėje yra iš tikrųjų nemažai stadionų. Čia yra va stadionas, ten stadionas. Dar porą stadionų. Tai va, cool. Infrastruktūra yra tokia. Na ką, atvarėm į tokią gražią vietą, kur čia padarysim, nežinau, simbolizuoja kažką. Labai gerai. Gerai? Galiu? Reikia priekį. O dabar pradėjo jaustis, ant kiek iš tikrųjų nuovargis kabina. Koks diena prie dienos. Žinai, kol įsivažiuosiu šiandien. Labai trukus. Aš galvoju, kad Naujoje Akmenėje, manau, visai neblogai. Ką tu galvoji?
Tai gražiai. Tiesiog gal tiek ir užteks. Nes, taip, vertinant laiką, sakiau, kad neturėtume ilgai užsibūti. Nu tai pagal planą. Tai žodžiu, palei planą ir keliaujam link Klaipėdos. Sakau, link Klaipėdos, link Kuršėnų ir link Šiaulių. Nu štai, aplankėm naują Akmenę, čia, kaip ir sakiau, neužsibūsim. Padarėm porą triukų ir tikrai, miestelis gal reikalauja daugiau dėmesio iš tikro, bet mes tiek laiko neturim, kad ieškoti tų mini spotų. Čia toks, sakykim, gal apšilimas prieš visą dienos pradžią tokia. Yra gražių vietų, daug stadionų, tokių treniruoklių nedaug. Tai iš tos pusės labai super pliusas. Gal ir yra dar gražesnių vietų, bet sakau, mes labai čia trumpai skiriam dėmesį, nes buvo tiesiog pakeliui. Net iš tikrųjų gal ir ne pakeliui link Šiaulių. Toks biški nukrypimas, bet sakėm, reikia aplankyti. Tai aplankėm, padarėm išvarę. Tai va dabar sekanti stotelė Kuršėnai. Na va, atvarėm ant šieno kupetas. Reik beką. Net neįsivaizduoju, kas čia per miestas. Dabar užsilipsiu, jaučiu, padarysiu beką ant šito. Nežinau, kiek čia crazy atrodo. Įsivaizduokit, nuo čia padaryti triuką nuo viršaus. Ja, pačia, bet čia kieta, jo čia būtų šakės ant kokio va tokio. Gal kelmą pasiemam namo? Tai gal užsilipsiu, padarysiu beką ant viršaus. Na va, sugalvojau durną idėją. Nu, ne durną, šiaip tarsi idėja tokia, kur senai, bet dar jau galvoju, gal užlipti kažkaip čia. Jeigu pavyks, jeigu neužsimesiu tų šieno kupet. Bet čia užlipimas bus nelengvas. Bandom. Čia nėra kaip įsikabinti. Čia tik atrodo lengviau, žinot. Kai pradėsiu lipti. Nu tai nėra kaip įsikabinti. Ar nebus taip, kad neužlipsiu? Neužlipsiu. Nes, pavyzdžiui, čia yra vienoje vietoje įsikabinimas. O čia. Gal. Opa! Yra! Pažiūrėkit, koks vaizdas! Insane stuff! Wow! Jo, į tarpus reikia atsargiai, nes yra deadly tarpai. Opa! Užlipau ir dabar klausimas, ane? Šiaip čia žiauriai aukštai, jeigu taip tiesiai pasakęs, bet toks nuotykis, kur, įdomiai. Bet matau, kaip užlipau, taip ir bandysiu nulipti. Nes kitaip čia neis. Čia lipsiu, įsikabinsiu ten ir svarbu, kad nenuslyšiu. Tai double layoutą gal lengviau būtų. Šiaip čia aukštas tokiam kaip double layoutai pavyktų. Gaudai? Bet jo, šieno belekiek. Biški kitokia taktika. Čia reikia neskubėti, įsiraust, rasti. Jo. Nes aš pradžiai, kai lip bandžiau, tai aš nepagalvojau, kad gali skylės. Gerai, varom. Čia nebuvo vais, čia buvo nice. Tai buvo. Važiuosim Kuršėnuose iki kažkokio dvaro. Ten sustosim trumpai, nufilmuosim ir važiuosim iškart Šiaulius. Nes dabar jau yra, skaitykim, 3 valandos. Nu čia jau tikrai ilgai neužsibūsim, nes dabar va buvom sustoję prie šieno kupetas, kas tikrai random ir tikrai nerasi bet kur tokių krūvų. Tai čia tiesiog sustosim, padarysim, išvarysim. Jeigu kariuose jau main thing, nors Šiauliuose kiek žiūrėjau tų vietų irgi ant klaustuko, neaišku kas kaip. Ir paskui Panevėžys, matau debesis tokie jau įdomus, tai įdomu irgi darosi. Na ką, esam Kuršėnuose, atvykom į Kuršėnų parką ir šalimai esantį dvarą. Aplankysim šitą vietą, pasižiūrėsim, kas čia gražaus. Tai ką, einam, pasižiūrėsim, ne? Nu va, dabar einam, pažiūrim tą dvarą, pračekinam, keliausim link Šiaulių. Šiauliuose bus tokia, sakykim, manau, pagrindinė treniruotė. Ir paskui jau išspręsim, ką darom dėl Panevėžio. Kelintą Panevėžyje atsidursim, irgi klausimą. Na štai, čia tas dvaras Kuršėnų. Bet kitas jausmas, net greitis, pats pajauti, kad žymiai greičiau buvo.
turim. Va, čia yra tų gražių lokacijų, žinai, bet mes tiek laiko neturim skirti kiekvienai, žinai, mes labai speedruninam. Jeigu taip kiekvieną lokaciją čia aplankius, tai čia dieną galim skirti vien šitam miestelį, kad tobulai padaryti ar kažką, bet nesinori vienoje vietoje. Yra tie didmiesčiai, o pavyzdžiui šitoje vietoje tai dariau tą Perčiūnas iš karto, ar kairę, per dešinę, čia labai kieta, rodų belia kiek čia. Tai va, dabar važiuosim link Šiaulių. Šiauliuose jau šiek tiek daugiau laiko skirsim. Bet irgi klausimas dar, žinai. Na ką, viskas. Nufilmavom čia success buvo, manau. Tai dabar varysim iki mašinos, iki parduotuvės dabar varom, ne? Ir varom į Šiaulius. Na ką, viskas. Sveiki. O, jūs rašėt? Mes jau į pabaigą. Kaip jūs? Gerai. Aplankėm, va. Šitas daras buvo čia, tas Kuršieno, ne? Nu, padariau triukų ten. Kaip jūs? Atletika? Kokią rungtę? Bėgimo. Kokią? Kiek metrų? Nu, kilometrą, 3. Ilgus nuotraukus. Kaip? Normaliai buvo varžybiški. Jurbarke tai pirmą vietą, nu bet... Viskas buvo kaip? Šitokia grupinė, ne? Number one. Varžybose, o tu sportuoji kažką? Aš jūs nepasam. Kiek laiko jau? Apie metai gal. Bet daug buvau prasirgęs. Nedarot? Iki vandenį ar bandotą. Kokį padarai? Front. Frontą, o beką nesmakinai? Aš visą nelabai. Žiauriai baisų, bet... Nu reikia išdrįsti, per šoną daryk pradžią. Taip, per šoną, paskui rankas keltą šaukščią. Dovydas. Dovydas, Osa, Ignas. Ignas. Ai, buvo malonu, laikykitės. Sėkmės. Nu fainai atvarė. Jau su dviratukais atmynė, sakė, iš toliau šiek tiek atvažiavo, nu smagu. Kažkas pasveikinti, nusifotkinti atvarė. Va, next stop parduotuvė, ne? Jo, paskui jau reiks gal ir pavalgyti važiuojant dabar link Šiaulių. Kiek čia kelio gaunas, nu? Nėra iš tikrųjų daug kelio, nu čia. Bet laiko biškai. Na štai, pietus mašinai, kaip ir vakar. Šiandien kažką turim išskirtinę, tokio labai skiriasi nuo vakar. Tom skiriasi, kad valgysim vietoj ryžių makaronus. Ir mažas pomidoras, kurie išbiro. Nu ką padarys, taip jau būna. Be jokio padažo, be nieko. Sakykime, nutrišęs bandom valgyti. Va, makaronai ir papačiai yra vištiena su kariu. Ir pomidorai, kad būtų šiek tiek nesausa tiek. Skanaus man, paragavom pirmą gabaliuką. Skanaus. Neblogai. Labai gerai. Pomidoriuką. Super. Pavalgysiu ir jau turėtume būti Šiauliuose. Na ką, atvykom iš Šiaulius. Kas valgo, skanus. Kas jau pavalgė ir kas jau taip nori tiesiog pabūti. Nežinau, taip kojas iš tikrųjų skauda toks, blemba jaučias pavargęs, strodai pavargęs. Pasiūtus lapką. Aš ant čieno kubetas padariau jau saldo. Mogi beką, padariau, ten koja double beką, mogi beką. Išlipk. Aš žinau, ką jis pasakys. Au. Žiūrėk, pasiūtus lapę. Ai, čia ta vieta, tiksliai. Na ką, atvažiavome į lokaciją prie pasiūtusios lapės. Planas būtų toks, aš galvoju, dabar yra 4:30. Geriausia atveju sešinas prasidės apie 5:30, kol įsivažiuosiu ir taip toliau. Ir gaunasi, kad už 3 valandų, sakykime, jau grubiai bus tamsu. Dvi versijos. Arba mes skiriam Šiauliam daugiau, žinai, dėmesio ir bandom kokybiškai padaryti kažką čia. Ir gausis full time, bet, sakykime, jau Panevėžy tik tais atvažiuotume išnakoti ir rytoj dieną pradėti. Kitas variantas, tipo, pusę per pusę laiko, bet kol nuvažiuosim į Panevėžį, ten bus į vakarą pusę ir mes toks, tipo, nei čia, nei ten gali būti, kad nieko nenuveiksim. Pirma versija būtų... Būčiau lios, iki Panevėžio valandą. Jo, ir dar kelionė. Taip, kad jau atvažiuoju. Tai realiai ir neturim pasirinkimo. Tai dabar žiūrėkit, pilną programą pradėsim, kur tas maišas su mėlynas maišas, čia ne šiaip su buvo. Kur yra rankštas? A, geri, bet aš nenusipirkau gerimuko gal. Apsirengsiu šilčiau, nes iš tikrųjų niekam neiššilo ir skauda, bet na va, pagaliau pasirašiau, šiaip ne taip įsikrapščiau. Tiesiog po vakar man viskas pareina dabar. Nežinau kaip tai yra, bet jau man nelengva. Koninė spota prie lapės, taip ir vadinas, man rodos. Čia kažką padarysim labai lengvai. Jau man tas žodis labai lengvai jau nusibodo iš tikrųjų. Norėčiau padaryti kažką tokio rimtesnio. Tas lapė.
štai atvykom į Šiaulius. Apsidairysim aplink Šiaulius, paieškosim vietų gražių, kur galim padaryti salto. Šiandienos dieną planuojam praleisti Šiauliuose, prasitreniruoti Šiauliuose ir vėlai vakare važiuoti į Panevėžį ir rytoj dieną startuoti Panevėžį. Čia va jau skersiniai kokie, kitokie biški. Bet jau prie tokių skersinių tarsi jau nežinau kiek kartų dariau visko. Atvykom prie Saulės laikrodžio. Dabar saulės nėra, yra graži pieva ir lašnuot pradėjo, kas yra labai, tai nežinau kaip čia bus. Savijauta mano jau viskas, šiandien aš dasimušinėjau. Saulės laikrodis. Jaučiu, kaip su kiekviena minute vis sunkiau tiesiog yra logiškai galvoti, nes triukai sudėtingi yra, bet savijauta vis prastėja su kiekviena minute. Ir nežinau kaip šiandieną bus, bet šiandien dar galiu leisti savo taip, sakykime, kažko nepadaryti. Ir rytoj paskutinė diena šio tripo pirmo, tai reikia žiūrėti, kaip man seksis. Jaučiuosi labai, sakykime, nežinau, ar jūs matot mane, jaučiuosi labai sunkiai. Taip pasakysiu, kur žiūri į vietą, kur galėčiau kokį triuką padaryti. Jeigu geros būklės būčiau, žinau, kad lengvai padaryčiau, bet kai tokios savijautos po vakar ir dar po šiandienos tų tokių tripų, vaikščiojimų, gal šiek tiek pervertinu, kad galima taip 3 dienas kapoti vieną po kito triuką. Tai čia labai graži vieta, bet neaišku, ar aš čia kažką daug padarysiu. Tas gaila, bet aišku, galime, jeigu jau labai reikės kažkada pakeliui važiuoti ir užsukti čia damušti, bet norėtųsi iš karto viską padaryti ir daugiau čia, sakykime, kitą kartą atvaryti su kitais tikslais, su rimtesniais triukais. Gal spiritus liftinsim biškitą. Spirits, lifting, spirits. Tai vat, gerai. Man taip sunku, padariau triuką paprastą, pajaučiau kietumą žolyno, atsiguliau ir noriu pagulėti, tiesiog noriu pailsėti. Čia po minutės, kai ką tik šnekėjau ir dabar vatau. Nes jeigu pradėsiu perpušinti, yra labai didelė rizika traumų. Ir trauma gys ilgiau, negu tiesiog skirsi porą dienų poilsio. Tai štai aplankėm Saulės laikrodį Šiauliuose, Saulės mieste, kur galėčiau tam tikrus triukus atlikti. Tokį gėrimuką pasiėmiau. Nežinau, pirmą kartą paragausim, nežinau, šiandien dėl Šiaulių spotų jau mane biški kaip ir į depresiją varo, nes neaišku, ar aš kažką padarysiu juose, kažką crazy. Kvapas neblogas? Geras? Toks organinis. Nu tai va, daugiau tai nepajausti. Toks svais. Kartus jo. Nežinau, antrą kartą nepirkčiau. Valgom kažkai yra avižiniai, tokie sausainiai turbūt, ne? Žiauriai geras dalykas. Ir nusprendėm, kad kur daug tikėjos, bet tiesiog neatlaikiau. Tai važiuosim dabar Kryžių kalną. Pasiūlymą davė Evaldas. Ten pasifilmuosim, manau, tikrai tokia istorinė vieta. Gal pakeliui rasim Šieno kupetas. Manau, bus toks geriau tokį turėti planą, negu sėdėti Šiauliuose ir tikėtis, kad kažkas pasikeis. Nes dabar pasiūlymų buvo visokių, bet buvo tokių, kur pasiūlė atvažiuoti prie Šiaulių arenos, kai Šiauliai turi tarsi ir Saulės laikrodį, kur tikrai, sakykime, tokį kaip Šiaulius pabrėžia, ne? Ir nusprendėm, kad viskas keičiam planus. Šiandien jau suprantu, kad daugiau toks vlog day, exploration day. Ir švis šiandien turbūt reikėjo daryti tokią urban day. Galvoju, čia padarysiu triuką, nelabai padariau triuką. Tai va, viskas. Na ką, atvažiavam Kryžių kalną. Žvakių, šiukšlint, melstis. Šunų negalima. Kaip čia? Nebein. Pasifilmuosim. Net negalvom čia, ne miestas skaitas. Šiandien tiesiog tokia diena, kur realiai reikėjo eksplorint, per daug neužsikrauti. Rytoj jau būtų ta main day. Nes dabar jau iš energijos lygių labai sunku kažką tiesiog padaryti stipraus. Jau vakar visai neblogai sekėsi ir šiandien vėl max spausti yra jau nelengva. Paskutinį kartą Kryžių kalne buvau prieš kokius, nežinau, kai mokyklą dariau, kokiai 4 klasiai. Einu savo čia, nežinau, prieš kiek metų. Jo, aplankyti verta, kas nesat buvę, daug kryžių, labai tokia lokacija įdomi. Kryžių kalną, pridėta iš visokių šalių. Na va, planuojam tripą jau sekantį mūsų ilgesnį. Nors šito dar neužbaigėm, jau yra sunku. Aš užsiminiau apie Zarasus. Tai dabar kiek yra kilometrų nuo čia? Nebūtų labai baisi. 2? Tai važiuojam. 3 valandas. Čia, davai.
Mažai laiko, davai. Šiandien važiuojam. Atvažiuosim naktį. Turim mintyse jau Zarasus, dar nėra aprūvinta, bet tikimybė, kad ten irgi varysim, nes yra gražių lokacijų, ką ten galima padaryti. Aplinkui Zarasus aplankysim kitas vietas. Tai irgi čia bus mūsų sekantis ilgesnis tripas, ko gero. Dabar važiuosim prie Šieno. Gerai, varom. Na štai, atvykom į dar vieną Šieno vietą, bet čia jau darysim triuką. Tam va gražiam vaizde, kad, manau, čia tokia visai fun vieta bus, tokia išskirtinė vieta, čia padaryti. Tik reikės labai būti pasiruošusiam ant tų daigų leistis, nes jie labai aštrus. Tai neįsivaizduoju, kur čia reikės daryti. Čia yra labai aštrus nusileidimai. Tai čia reikia arba labai perfekt padaryti viską iš karto, arba reikia... Pamiršau žodžiu. Gerai nusileisti, arba reikia tiesiog išsitrypti. Čia grinai džimas. Treniruotės, gimnastikos salė. Gerai, iškiek šilsiu. Na. Jie čia jau taip leidžia laiką. Geras. Opa. Nice. Taip gerai atrodo. Tiesiog. Šitas gal lengviau? Opa. Bet čia gal ir... Bet man nepatinka tie... Čia vėl ta situacija, kur kaip vakar. Make it ar break it, žinai. Pažiūrėk šitą visą vaizdą. Nežinau, kada aš gal čia grįšiu. Bet noriu negrįžti, noriu padaryti čia. Tiek metų treniruojas tai. Manau, turiu padaryti. Tai yra toks dalykas, kur turiu bandyti bent patemptinti. Jeigu nebandysi, nieko ir nepasieksi. Va, let's go! Antras bandymas buvo ir trečias galutinis. Turiu ant kojų padaryti, nes nebegaliu. Ir laiko nebėra, vat vien iš laiko pusės. Nėra. Bus, ne? Bus. Turiu išnaudoti. Noriu momentą pasinaudoti. Jau išdrįsau. Dabar reikia ant kojų nusileisti. Ir tai yra psichologija. Aš galiu tai veikti. Ir veiksiu. Let's go. Praslėt! Būt! Paskutiniai bandymai. Ir čia tos stiprybės rasti reikia būtent šiuo momentu. Saulė leidžias, laiko nebėra, turiu padaryti. O dabar damušt ant kojų ir viskas. Ir varyt lauk iš čia, varyt į Panevėžį. Ir rytoj kita diena, nauji nuotykiai. Let's go, padarom! Yes! 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 Yra! Čia realiai tokia grinai sėkmės istorija, kad nesiseka ir vis tiek iki galo jau realiai toks, kur buvo grinai laiko spaudimas ir buvo momentas tas, kur saulė jau nusileido ir tipo... Ir dar vieną padarėm. Ir tas dar vieną gavos toks, kur turi padaryti, nes vis neunat savo, žinai. Ir grinai toks, noriu ką parodyti šitais video, kad tikrai man ne iš pirmo karto viskas gaunas. Ir labai daug pastangų kainuoja ir skausmo. Rytoj man šitą koją skaudės, aš jau žinau, bet buvo verta. Šiandienos video turbūt užbaigsim čia. Čia jums tarsi čia buvo sacrifices belekoks. Ir būtinai užmeskit like, ne tik dėl video, bet dėl to, kad jie varė kartu. Tai su jums buvo HD, spauskit like ant video, subscribe. Kas nori prisidėti prie mūsų kelionių, palieku kontribį aprašymą. Taigi davai, važiuojam Panevėžį, rytoj nauja diena. Update'as iš tripo Panevėžį. Buvo užsibukinę, tipo nakvynę ten centre, Panevėžį, bet nepažiūrėjom, ką užsibukinom. Tipo, tai kai atvažiavom, pažiūrėjom ir supratau, kad mes užsibukinom žiauriai blogai vietoje, tai dabar važiuojam, nes tiesiog Žiūrėk, parodyk vilą. Parodyk vilą po kairę.